Statkevičiui pult. Čia būtų Jeigu nacionalistas, provokatorius, liaudės priešas pradėjo tikėti. Jeigu mūsų euforija atlaikys šitą išbandymą, tai viskas labai. Mūsų labai nedaug. mažai. Net Kauno grupė jau liko nebe visi. Ilgai, žodžiu, abejojau. Taip, supranti. Tu galėjai išvesti, bet sakau, tai yra bazės nėra. Ne, tu paskubėjai. Visą tą pateikė tekstą, kurį mes suprantame, dar klausim. Nu tai neįdaba, ką dabar. Tai ne apie tai, jisai klausė argumentą, sakau, kad bazė nebuvo pasakyta. Dabar mums atsilieps labai rinkimuose į tarybą. Atsiminkit visą šitą reakciją, visą salę nustatyti. Čia barzitatui, bet mes turime. Reikia paaiškinti. Aš mačiau, kiek sėdi ir kiek atsistoja. Pusė maždaug. Nu tai viskas, tai tu pats turi žinai, matai, kas tai neapipanikavimai eina. Aš tai iš visą stovėjau šalia, iš visą stovėjau. Ar tu sakysi tą klausį ir tavo matai, kas tai reikėtų prieš jį pasakyti. Čia yra išsakyta nuomonė ir viskas. Klausykit, apšauk žmogų provokatorium, vien dėl to, kad jisai užsako mintį diskusiją. Ir apšaukti tą lapelį, kuris buvo parašytas provokacinių lapelių. Bet tada reikia pasakyti, kad Petkevičius atsiprašo. Ne, tai viskas jų, čia sudėt taškus reikia išvesti. Apie provokaciją ne Petkevičius turėtų spręsti. Jeigu pasakai, kad nuomonė, tai nėra dar provokacija. Nori sudaryti komisiją, bet nedaugiau. Be pavardžių kalbėt, kad nekait naujų akcijų, bet pasakyti Kauno iniciatyvinės. Ir viskas. Gerai. Bet tada aš norėčiau, kad būtų išsakyta ir Petkevičiaus neteisingas vis tik toks apšaukimas. Be pavardžių, aš turiu be jūsų pavardžių, be Petkevičiaus. Gerai, teisingai. Gerai, nereikia atrodo, Padarom tokį Ne, Birutė, tik tai matai, kad nustatytų prieš kažką. Mes visą laiką stovėjome. Dar vienas skaitymas. Pasišnekėjimą. Iš jūsų pusės ir iš mūsų. Va taip susitaikom. Vieną kalbelę, ir provokacija. Gal ir per greitai sureagavom vieni su kitais. Vienas nepabaigė minties labai greit šnekėdamas, o kitas per daug nusvirė. Ir viskas. O toliau Fiksuojam agresiją. Ir viskas, paliekam visko ramybę, jokių dalykų. Tik fiksuojam ir paliekam ramybę. Vyrai, kas kalbės mūsų vardu? Kazimierai. Reikia, aš manau, reikia Kazimierai. Nereikia Robertui, Kazimierai reikia. Kazimierai reikia. Fiksuojam agresijos aktą ir paliekam ramybę, jokių išvadų, jokių nieko. Kazimieras yra kalbėjęs. Kazimierai, aš labai prašau, kad jūs šitą klausimą darytumėte. Aš nelikčiau, reiškia, čia dabar auka. Jau matau, kad mane nori padaryti auką. Nereikia karšiuoti, suprantame puikiai žaidimą. Gerai. Bet Jeigu jums žodis, reiškia, fiksuoti agresijos aktą ir paliekam ramybėj. Kazimierai, dėl formuluočių. Agresijos aktas yra jau iškart ne ta formuluotė. Kazimierai, agresijos aktas bloga formuluotė. Nereikia šito. Abi pusės. Viens kito nesupratom. Konstatuokim šitą faktą. Ir aš buvau nesuprastas teisingai. Ir Petkevičius pasikaršiavo. Nes aš tikrai nešaukiu į kovą ir reiškia pulimą ant ambrazūrų. Jeigu aš neturiu teisės pasakyti savo matymo kampą, tai tada... Netgi atvirkščiai, sąjūdis nėra šventoji karvė, kurios, reiškia, nebūtų galima matyti kitų kampų. Čia yra truputį kitas dalykas. Vienas nusikaltėlių kitas pasikalbėjo, bet juos reikia pastatyti vienam lygyje, kad ne vienas, ne kitas ir kitas. Šitą reikia išvesti. Jo, kiekvienas gali vieną nuomonę gali pasakyti kitas, bet nei vienas nekalba, nei to grupės, nei kitas grupės. Tai yra vieša atvira diskusija. Bet kursti daugiau šito negalima. Reikia padėti tašką, viskas. Ir labai teisingai, kad be pavardžių. Be pavardžių, jau kontekstas prie jau ir dabar kalbėjau. Tai praeis ir viskas panašiai. Bet kontekstas buvo toks, žmonės prie Panevėžių, Šiaulių. Ir pasakė, jeigu tai yra Kauno iniciatyvinės grupės pareiškimas vyras pagalvos kibuoju, mes pasakom nepasitikėjimą iniciatyvinė grupė. Kauno? Taip, Kauno. Tai jų vyrai, tik tai ne dabar susirinkus iniciatyvinė grupė ir norėtų kauniečius matyti. Gal jūs susitikit su jais ir išreiškite? Kas nori matyti? Iniciatyvinė grupė.
Vilniaus. Kur jinai yra? Vaikinai Ne, kurie buvo nesuardykit. platinami Kauno grupės, kaip pasakė. Ko jie provokaciniai ir gal galėtų paaiškinti tada. Svarbesnius dalykus dabar. Yra svarbesni dalykai. Neprarasim galvos dėl kepurės. Ne ambicijų reikalas yra. Jeigu jūs suprantat, ko pareikalavo. Pareikalavo tas žmogus kraujo. Ne, jis visai nepareikalavo šitą. Nepareikalavo jis. Ot naivumas, vyrai. Tai jūs nesupratot Nu kalbos. žinoma, mes nesupratom. Armija pareikalaus, to ir padarys. Vyrai, jauni. Taigi patys šneka, kad viešumas. O, kiek čia viešumas tada. Pademonstruot prie užsieniečius reikia. Kur visa mūsų grupė yra Jūs gerbkit Lietuvą, gerbkit. Ar Petkevičius teisingai pasielgė, klausykit, nu. Provokacija, tu tokiais žodžiais. Pavlausko gryna provokacija. Pavlausko gryna provokacija buvo. Aš jam irgi, pavyzdžiui, nepritariu, bet taip aš čia yra nuomonių pluralizmas galų gale, nu. Robertas Čia ne nuomonių pluralizmas jau klausykit. ir pasakys. Kam jis reikalingas, kam jis tarnauja. Taip, visišką pasitikėjimą. Jau klausykit, kam jis tarnauja, tai čia žodžiai iš tų laikų, žinokit. Nesuprantat, ne iš tų laikų. Mes dabar kalbėjome. Viskas Robertas Keturakis. Nebedarom problemų. Keturakis tai yra asmeniškumo lygis. Vienas iššoka, kitas iššoka asmeniškai. Viskas yra tai asmeniškos nuomonės, bet dingė vieni grupinės nuomonės. Vienas Lietuvos mastu kalba, kitas. Jau dabar tvirtai nuspręsta? Nuspręsta tvirtai yra. Nuomonė apie Keturakį pasitikėmės. Jisai pasakys nuomonę užlyginančią visus, kad nebūtų to viso. Bet paliekam asmeniškumo lygmenyje. Sutarkime. Tai buvo asmeninė nuomonė, ne iniciatyvinės grupės nuomonė. Ir jūs pasakėte asmeniškai ir jisai pasakė. Tai galim pluralizmas galimas yra, bet tai yra ne grupinis yra. Asmeniška nuomonė tai buvo. Ar jūs pristatė grupės vardu? Draugs Petkevičius kalbėjo irgi istorikai. Aš ką jis prisistatė grupės vardu. Atsiprašau. Atleiskit, jisai neprisistatė grupės vardu. Eilė žmonių tik tai prašė, kad jam suteiktų kalbą. Bet tai dar nereiškia, kad jis kalba grupės vardu. Jis pateikė vieną iš galimų matymo kampų. Jisai pasakė savo asmeninę nuomonę. Vyrai, baikit šitą visą, taip sakant, scholastiką, tą visą sofizmą. Jūs žinot, ką tai reiškia. Žinom. Ot apie tai kalbėkim, kas pasakė, kas nusakė ir taip toliau. Tai antrą dieną sakoma jau. Kalbėkim trumpai, ar sąjūdžiai, vyrai, šitoks dalykas reikalingas. Tai gali kalbėti Piemo, kuris netidavė savo gyvenimą šitokiem dalykam. Negalima šitai. Ką jums reikia Karabacho? Niekas nesako. Kitas klausimas. Mums reikia tą neskanų dabar reikalą pabaigti. Kitas klausimas. Kauniečiai. Palaukit, draugs Vytautas. Mielas Petkevičiau, norėtume paklausti. Pala. Aš noriu vieną klausimą. Kalbėkim po vieną tikrai. Aš noriu jums vieną klausimą. Gerbiami kauniečiai. Neišeik. Kauno grupė. Palauk. Palaukit. Jūs sutinkat su šito žmogaus kalba? Tai yra asmeninė nuomonė. Palaukit, ar jūs sutinkat su jo kalba? Aš pavyzdžiui, Palaukit. Atleiskit, klausimas statomas ne taip. Klausimas stovi toks. Ar tokia nuomonė gali ir turi teisę egzistuoti? Palaukit, aš klausiu. Nes aš atsakiau, irgi asmeniškai atsakiau, aš irgi atsakiau asmeniškai, kad aš nesutinku su jo kalba. Kokį jūs duodat atsakymą? Kiekvienas asmeninė nuomonė. Palaukit, aš klausiu, mes pasakiau, mes sąjūdiečiai esame. Tvarkoj, bet mes Mes sąjūdiečiai. Visi, kaip sakant, aš klausiu. Jūs galite į tą klausimą atsakyti, ar jūs sutinkat su šitą? Gerbiamas Daunorai. balsavimo nekėlėme. Sąjūdis deklaruoja nuomonę. Man atrodo, vėl mes einam iš Kiekvienas atsako, aš nesutinku. man atrodo, kad ši nuomonė yra nekompetentingai išreikšta. Teisingai. Nenuosekliai buvo suformuluota, su šito mes galime. Gal formuluotė buvo ne tokia? Formuota, kaip mes norėjome. Vakar aš pareikalavau įtraukti agresijos pateko. Taip. 100% pritarimas auditorijai. 100%. Švelniai, gražiai pareikalavau įtraukti ir viso gero. Ir nieko daugiau nemąstome. Apie jokias atsijungimus, apie jokias nepriklausomybės. Gerai, jūs sutinkat su šiandien mišiose kardinolo žodžiu? Aš buvau girdėjęs. Tai jūs skaitote, kad negali būti pilna viešumo. Aš esu... Ką jūs manęs klausėt, Neprovokuokim, taip toliau, nu tai kaip, su tuo aparatėliu čia dabar mane gyvenimą praėjusi ne tokį kaip jūs. Ne tokį kaip jūs. Palaukit, Tai nereikia. jeigu mane dar ir čia provokuoja, aš savo žodį pasakiau viešai.
Yra Viešai savo reikalas žodžiu. Dabar Svarbesnis aš labai reikalas- atsiprašau. Reikalas yra tas, kad reikia užglaistyti visą šitą neskanų dalyką. Tai vat imkite šitos. Vieni nesuprato, o jūs kodėl išpuolėte? Aš apie draugą Petkevičių. O kam ta provokacija? Pasiprašė žodžio, Kam išpuolė rėkimas? atsakyti. Klausykit, vyrai. Būt ir nuėję. taip. Dėkoju, kad atitaisit padėtį, nes buvo sugadinę. Ačiū Jums, kad Jūs Buvo supratote. sugadinę. Ačiū, kad Jūs supratote. Ačiū. Atrodo, kažkas nori skalbti toliau. Visą šitą reikalą. Atsiprašau labai. Sąjūdis, kaip suprantu, deklaruoja nuomonių pluralizmą kaip tokį. Būtent. Ir šitą nuomonę turi teisę egzistuoti demokratijos sąlygų. Dėl to, jog žmogus nuomonę išsako, jo užsipult ir išvadinti provokatorium neturi niekas teisės. Tuo labiau, jeigu mes deklaruojam demokratiją kaip tokią, nuomonių pluralizmą kaip tokį sąjūdžio rėmus. Tai yra pirmas dalykas, kurį aš ginsiu, jeigu esu sąjūdžio narys. Nes sekantį kartą, man išsakius savo nuomonę, vėl atsiras turintis svorį žmogus, kuris mane išvadins provokatoriumi. Palaukit, aš norėjau Lygiai taip pat tas grėsia ir jums, ir trečiam, ir ketvirtam. Klausykit, su savo nuomonė turit pasilikti namuose, jūs čia atstovaujat arba miesto, arba kažkokios grupės nuomonė. Negalima su savo nuomonė. Nesutinku, jis atstovauja kažką ir reiškia atsakomybę už tą grupę žmonių, kurie jį išrinko. Krikščionis kitas dalykas, jeigu jį išrinko... Savo nuomonės savydyje. Ne, neteisybė. Nesutarėm, kur Lietuva eina, o metodai ir būdai gali labai skirtis. Tai reikia proto, reikia atsakomybės jausmo, bet Čia yra labai stagnacijos laikų nieko proto panašaus. supratimas, taip pat- Nesugadinkit reikalo. Aš Nesugadinkit noriu reikalo. pasakyti vieną dalyką. Per mūsų eilę praėjo raštelis, kuris prašė žodžio Paulauskai. Aš vienintelis turbūt mūsų eilė nepasirašiau. Jūs paklausykit mane dėl to. Aš irgi Aš už jį nepasirašiau. balsavau, bet kas iš to paskui protas atėjo, kad negalima to daryti. Aš irgi atsišokus reikėjau. O kas iš to? Aš Reikia protas supratau, kad turėti. galbūt tai yra bomba. Taip. Tačiau aš ginu tai, kad jis turi teisę pasakyti Neturi savo teisės nuomonę. savo nuomonės. Neturi teisės. Neturi teisės. Gerbiamoji, jūs nesuprantat, kas yra sąjūdis. Jeigu jis delegatas, jis neturi teisės už tave Antroji dienoje apie pietus paaiškėjo, kad mes nesuvokėm apskritai, kas yra sąjūdis ir demokratija. Jeigu jis delegatas, jeigu jis teisės šie. Sustokim tokiam taške. Palaukit. Ramiai, tik ramiai. Pasiginčykim ramiai. Ramiai pasiginčykim. Sustokim tokiam taške. Jis pasakė savo nuomonę, aš to reikalų pasakiau savo nuomonę. Ir kaip norit, taip vertinkit. Geras variantas. Dabar norėtume, kad Vilniečiai dar truputėlį paklausytų, nes Vilniečiai beveik visi pabėgo. Man atrodo, tai įvyko tikrai neskanus dalykas, nesupratom vieni kitų ir reikėtų visgi, tai nuėjo per visą Lietuvą, reikėtų visgi mums susitaikyti ir suprasti. Pripažinti, kad vienas turėjo pasakyti nuomonę, kitas neturėjo teisės iš karto pulti ir apkanti visos grupės arba kauniečių, kur mums tai irgi atsiliepta ateityje. Lapeliai, mūsų projektai, visi dirbom, visi stengiamės. Ir išėjo tikrai negražus dalykas, abu pasikarščiavo. Bet užglaistykim šitą dalyką. Aš nepasikarščiavau. Mes nepripažįstu. Jūs pasakėte, kad jūs nepriklausot tiem žmonėm, kurios Vyrai, atstovaukit tautą, neatstovaukit savo nuomonę. Jeigu jam yra Atstovaukit leista, jeigu žmones. jam yra leista savo nuomonę pareikšti, Ir jūs pasakėte. pareikšti be eilės. Aš kalbu apie Petkevičių. Reiškia, jis, pavyzdžiui, posėdėje, jūs žinot, kad posėdėje, reiškia, iniciatyvinės grupės yra pagal laiką, daug prašančių yra kalbėti, buvo nustatyta, kaip sakant, kaip galim tilpti į laiką kalbėjus. Juk mes nežinom, neturim nei kalbų tekstų, nei nieko, nieks nerevizuoja. Šitas žmogus buvo nesąraše, kaip sakant, kalbančiųjų. Jis atėjo, kaip sakant, savivalę atėjo, pasakė savo žodį. Dabar atsiprašau, Palaukit. savivalė netinka. Ne savivalė. O aš savivalę. Palaukit. Jis savivalę atėjo, pasakė, o aš užlipau ant tribūnos savivalę. Taip pat pasakiau savo nuomonę į jo pasisakymą. Ir jums spręsti, kieno nuomonę norit palaikyti. Būtent. Teisingai. Tik tai šiaip balsavimus spręsti. Palaukit, nebėkit, stovėkim visi ir kalbėkim, nes kitaip mes... Aš daugiau nebeturiu ką pasakyti. Gerai, priėjom bendros nuomonę. Dabar čia pradėsim visi. Bet salė nepradėkit tik debatų. Jūs manęs paklausėt, aš jums atsakiau, aš nebenoriu diskutuoti. Palaukit, bet prieikim dabar, ką mums padaryti, kad nebeparodyt šitą priešiškumą. Supraskit, juk visiems reikia parodyti, Aš kad čia... nesu organizacinės komisijos pirmininkas šito suvažiavimo ir aš nereglamentuoju, neorganizuoju, nieko aš nedarau.
mes neturim kito oponento. Mes mokomės demokratijos. Ir tai, kas vyko, yra labai gera pamoka mums ir reikia pagalvoti, kaip mums išeina. Jūs suprantate, aš žinau, kad mes... Pasakė nuomonę, tai kad Pasikarščiavo, teisingai, pasikarščiavo patkelti. Bet tai yra labai pavojinga. Klausyk, bet supraskite, tai yra reikalas toks svarbus, kad tai ne kepurės, ne kokio nors senai atlyginimas. Jūs išėjote neleistas. Nebekurstykit, viskas gerai. Jeigu jūs norit, laikykit, kad aš uzurpavau. Jau čia blogai. Ne, čia blogai, ne. Aš nepykstu, aš jums aiškinu. Aš jums irgi sakau. Jūs pasakėt skirtumą, aš atsakau. Taip, laikykit, kad aš užgrobiau mikrofoną, neleist nuodėlį. Atsiprašau, žiūrėkit, kaip taikyti. Taip, va šitą reikia pripažinti. Mielieji, aš neorganizacinės komisijos, aš neorganizuoju. Kodėl tu petkėk? Nori karo. Ištumėt savo nuomonę, tiesiog, kad sutaikyti visą šitas grupės. Tuomet pareiškiu savo nuomonę. Suprantu. Neturiu nuomonę. Bet reikia kažkaip tai taikyti šitą nesusipratimą. Juk klausykit, gavosi labai negerai. Reikalas nesusipratime, nuotaikose, su kuriuom reiks eiti į priekį. Ar galima bus eiti į priekį? Taip, vyrai, mums reikia normaliai. Tai galima tai gražiai pasakyti. Esmė tame, kad dabar gavosi toks visų viešai nuomonė pateiktas skilimas. Ir tas yra negerai, kažkiek Aksioma. Bet visada visuomenė yra. Neįeina į tą viduriuką. Aš siūlau, kad dabar atsiprašau, juk kažkas tai turi pasisakyti ir viską sustatyti savo vietas. Tai dabar pasisakys keturas. Niekada niekas nebūna visi per vidurį. Ir nereikia tų ginčių asmeniniam pobūdį. Vyrai, dabar įvyko toks dalykas, dėmesio, galima truputėlį dėmesio. Įvyko toks dalykas, įvyko asmeniniam dabar lygiai, vienas sakė asmeninį, kitas irgi sakė asmeninį. Dabar, kadangi tas liko nesuprastas ir viskas išaugo iki respublikinio supratimo, kiti kraštai nesuprato to, dabar šitam pokalbį reikia ne tik normintais ras, bet kilsėt visą tai iki respublikinio lygio, paliekant asmeniškumą. Nė vienos pavardės neturiu pasakyti, nė vieno epiteto. Turim kalbą apie sutaikymą, vienybę ir apie tarpusavio supratimą. Gali būti tam tikros klaidos, bet jos tik patikėkit nepiktybiškos klaidos ir visose rinkimuose procese ir visose kitose. Gal galim išeiti prie tribūnos dviese, viens nuo Kauno. Alvydai, atsiprašau, išeinant iš nuomonės pluralizmo principo, tokia nuomonė turi teisę egzistuoti. Kaip kokios kitos nuomonės? Vieno nuomonė, viskas, apie vieną nuomonę nebekalbam dabar, nebekalbam. Dabar kalbam truputį aukščiau, viskas pakilo, viskas nuomonės liko va čia va, o dabar viskas čia jau stovi. Ir šitą reikia dabar sutvarkyti, va tavą. Gražiai, jeigu sutinkat, kad Robertas Keturakis ant scenos užlips ir jisai pasakys nuo pat pradžių. Gal Klausykit, mane Kauno visų delegatai įgalioja. Aš nežinau, kur paaiškit. Čia dar mes neįgaliojam, čia kur stovim. Dar daug masę gavau visokių ir galim šiandien laiškų ir ką tik norit jau gauti. Tai jūs nuspręsite Kaunas, kas tą dalyko begali. Reikia labai sabijoti dėl Keturakio. Kada, ar Seimo metu, ar dabar? Dabar reikia daryti. Turi šitas nueiti Lietuvai, nes Lietuva dabar tikrai nesuprato. Per visą Lietuvą per televiziją. Taip, jeigu salėje nesuprato, Lietuva jau labiau. Klausykit, vyrai, ta mūsų rezoliucija papildymą, kas turi tekstą, aš palikau, bet kur nekojau. Yra pas mane jisai ten sakė. Gerai, tai atneškit, tuoj pat atneškit man. Jūs labai etiškas žmogus ir tikrai galit korektiškai lygiai viską. Taip, kaip elgėsi Petkevičius, atsiprašau. Nebeliečiam ne vienos pavardės. Ne, pavardės neliečiam. Gerai, pavardės neliečiam. Gerai, čia nesmeniškumai, bet čia klausykit. Na gerai, neliečiam, sutarėm. Reiškia, dabar svarbu sutaikyti. Ar ne? Reikėtų pasakyti man, kad aš tada ne visai teisingai supratau. Tu nelabai tiksliai suformulavai, pasakydamas pas tave tekstą. Ne, tai Kauno formuluoti yra, va, mes ją reiškia. Esmė, man atrodo, čia glūdi gelmėj lietuvio, kad jisai laukė šito momento, kada jam pasakė. Ir jam prasiveržė šitas dalykas. O paskui visi išsigando. Draugas nusakė, va yra mūsų formuluoti. Ir aš tik tą ir norėjau pasakyti. Sąjūdis konstatuoja, kad Lietuvos Respublikos prijungimas prie TSRS 40 metais buvo Ribbentropo-Molotovo pakto išdava įgyvendinta sulaužant Lietuvos Tarybų Rusijos sutartys. Prijungimo aktu buvo panaikinta Lietuvos nepriklausomybė. Sąjūdžio pagrindinis tikslas – nepriklausomos Lietuvos atkūrimas konstitucinėmis priemonės. Daugiau aš pasakyti nieko nenorėjau. Viskas. Ir netgi aš nesakau, kad mums įstot reikia šiandien, ar įstot, ar neįstot. Ne apie tai kalba. Bet jeigu rugpjūčio 23 mitingai buvo išsakyti tokie žodžiai,
Jie turi atsispindėti kažkokiu tais būdu sąjūdžio programai, ar neturi? Turi. Turi, va. O šito nėra programos bendrosiuose principuose. Čia yra Kauno pozicija. Kur čia yra provokacija? Jūs man paaiškinkite. Aš nesuprantu. Nesuprato, tiesiog jūs suformulavo, suprantat. Visų pirma, ne publika nesuprato. Ir publika nesuprato. Publika buvo nuteikta paskui. Pusė publikos suprato. Nu, reiškia, pusė Lietuvos irgi nesuprato, suprantat? Pusė publikos atsistojo ir plojo. Dar čia buvo. Ai, tai pusė publikos plos, jeigu jūs pasisitimas nuteikimas iš karto. Audriau, gal reikia tą visą iš naujo peraiškinti viską, visą tą problemą. Kame, kur konfliktas iš naujo viską paaiškinti.